Sakykite, Greta, kas šiandien čia vyko? O vyko knygos pristatymas, mano knygos Kūdikio, kaip aš sakau, pristatymas. Tai pirmoji jūsų knyga? Tai pirmoji. Gal plačiau apie ją, kas ten joje, ką ten yra, suprantu, skirta moterim. Taip, skirta moterim, iš tikrųjų netgi ir merginom, ir moterim sudėti įvairūs makiažo įvaizdžiai, kurios merginos gali pasiskaityti, kai pasidaryti merginoms skirtą makiažą, moteris, kuriams skirta moterim makiažas. Ir toj knygoje yra visi atsakymai, ko dažniausiai klausdavo visas merginos ir moteris apie makiažą, koks atspalvis tinka, kokie akių šešėliai tinka, koks lūpų dažas galų gale tinka. Tai šita knyga bus skirta visom merginom ir moterim, norinčiam save pasigražinti, išmokti, taip pat visažistėm, kurios nori patobulėti ir kažką naujo sužinoti mano knygoje. Tai yra nuo dieninio makiažo iki vakarinio visi makiažo tipai, ką galima pritaikyti ir vasaros metu, rudens, žiemos ir taip toliau. O kur galima įsigyti šią knygą? Kokiuose knygynuose ar internetiniai knygyne kokia? Internetinė tai dažniausiai knygų-klubas.lt arba knygos.lt. Dabar jau galima pastebėti ir visose Kauno knygynuose, jeigu ne šiandien, tai rytoj. Ir taip pat bus išdalintos knygos, išvežiotos į visus Lietuvos knygynus, tai galėsite atrasti tiek Pegase, tiek visose kitose, sakykime, knygynuose. O Raseinių nenuskriausite? Tikrai nenuskriausim ir iš tikrųjų pati pirma mintis buvo, kad greičiau nukeliauti tenai. Tai jau rytoj stengsiuos paklausti, kur randasi ir ar keliauju į Raseinius. Ir tada, kada grįšiu į Raseinius, tai stengsiuos tenai ir užeiti ir viską informuoti visus, kad žinotų, kad būtent mūsų mieste, iš ten, kur aš kilus, yra mūsų knygų. Galės įsigyti žmonės knygų.